Keliaudami po ES valstybės iš tikrųjų pastebėjome tokias eismo saugumo priemonės. Tai pavojingiausiose vietose buvo pastatyti muliažai. Tai muliažai buvo pareigūnų formos ir grįžę į Lietuvą iš tikrųjų kilo tokia idėja pastatyti kažką panašaus, įrengti tas saugumo priemonės, kad mūsų keliuose būtų kuo daugiau prevencijos ir visiems eismo dalyviams būtų saugiau. Tai pradžioj buvo mintis, apsisprendėm, kad turėtų būti policijos pareigūnas, bet po tam tikrų diskusijų vis dėlto nusprendėme, kad reikia jautresnės kažkokius objekto, tai nusprendėm, kad vis dėlto turi būti muliažas vaiko pavidalu, nes kadangi visas idėjos, visos mintis ir visi lūkesčiai yra įdėti į jaunąją kartą, kad juos ugdyti, mokyti, kad jie sugebėtų keliuose elgtis saugiai ir nesudarytų jokių problemų kitiems eismo dalyviams. Tai buvo apsispręsta, kad vis dėlto turi būti muliažai vaiko pavidalu ir identifikuotos Klaipėdos mieste pačios juodžiausios, vadinkim, dėmės, tose vietose, kur labiausiai vyksta eismo įvykių, kur žuvo žmonės, sužeidžiami žmonės. Tai tos vietos buvo identifikuotos ir pradžiai yra pastatyti 6 tie muliažai ties tom vietom. Matote šią dieną, kad iš tikrųjų sukelia daug tokių klausimų eismo dalyviams, tai yra vairuotojams. Jie jau ne vienas ir skambino ir klausė, kas ten per priemonės, kas ten per tie muliažai, vaikai. Tai visiems paaiškinam, kad vis dėlto jie yra tam, kad visi eismo dalyviai, kurie vairuoja transporto priemonės ir artėja prie nereguliuojamų pėsčiųjų perėjų, vadinkim, atkreiptų dėmesį, sulėtintų greitį ir praleistų į bet kurią pėsčiųjų liniją, zoną įėjusi pėstį. Tai dėl to tie būtent maži vaikai, aš kaip sakau, dieną ir naktį saugos visus kitus eismo dalyvius. Ir šiai dienai, sakau, Klaipėdos mieste pačios skaudžiausios tokios problemos ir yra su pėsčiųjų perėjomis, nes daugiausiai įvykių tiek ir praeitais metais, šiemet truputėlį sumažėjo, tai turim pėsčiųjų perėjose, nes jos šiek tiek yra nesaugios, bet vėl į tą yra dedamos maksimalios pastangos. Klaipėdos miesto savivalda yra numačiusi atnaujinti 17 šiais metais pėsčiųjų perėjų, kurios įrengs kryptinį apšvietimą. O lūkesčiai iš tikrųjų yra labai dideli. Tikimės, kad tos prevencinės saugaus eismo priemonės, tie vadinkim vaikų muliažai, tikrai apsaugos ir pačius mažiausius mūsų eismo dalyvius. Tuo tarpu ir pačius vairuotojus, kurie vairuoja transporto priemonę ir iš tikrųjų artėdami prie tos, vadinkim, pėsčiųjų perėjos, kur yra pažymėta tuo muliažu, atkreips tikrai dėmesį ir praleis pėstįjį į bet kurią važiuojamo kelio dalį įėjusį.